Labas rytas žvejai. Randuosi sodyboje. Tai norėsiu šiandien dienos laiką išnaudoti, eiti prie merkio. Reikia atiduoti duoklę museliniai meškeriai. Prisiminti savo pačią rištas nimfutės. Pažiūrėti, ar dar bedirba. Nes turbūt pernai nebuvau nei karto su museliniu. Gal bijau, nelabai prisimenu. Tai vis tiek dabar nemažai dienų nelijo, vanduo tikrai, manau, bus išskaidrėjęs. Ir žvejyba kažkaip net neabejoju, bet manau turėtų būti tikrai sėkminga. Ja, susitiksime prie upės. Ne taip paprasta pasiekti savo žvejybos vietas. Takelių numindžiota nėra. Nu, va čia aišku geriau biškičiu žemesnė žolė, tai jau eiti lengviau. Bet prie merkio pasivaikščioti tai reikalų yra. Rytinė mankšta gaunasi gera. Dar reikia pirmos mano vietelės. Nu, šiaip tai vainai praktiškai matosi, bet geras 300 metrų, bet tokiom sąlygom tai dar reikės biškelį pavargt, kol daeisiu. Nu, bet nieko, daeisim, tikslą pasieksim. Vos praeit. Dar gerai, kad dilgėlės apguldytos, bet vijokliais apėjo, tai kojas ištrauks ganėtinai sunku. Dar aišku gerai, kad rytas, dar saulė labai neišildžias. Ir neįsmuk čia, kurį bebro urvą kokį. Nes va, kokie bebrų urvai. Nelabai kažkur ir praeisi, tiesiai vis tiek žiūrai, kur patogiau eiti. Bet, kaip sakoma, sportas sveikata. Reikia man čia kirsti kampelį kažkur tai. Pažiūrėti, pro kur lengviau būtų praeiti. Kažkur va čia va. Bandom. Biškelį reikės brautis. Ai, ne, gal čia šitą, tai nereikės. Eisim dilgėlės. Aišku, norisi kuo greičiau įbristi į savo vietelę. Pirmąją patikrinti. Pažiūrėsim, kokia spalva, jeigu veikia. Tai ar veikia? Jau nedaug liko visai. Praktiškai matau. O va čia kaip įdomiai. Tas atrodo kaip nušienautas takelis. Matomai kažkas jau poilsiaudavo vis šitam pusės saliukė tokiam. Šiaip žinau, kad čia iš kitos pusės populiari vieta. Aišku, ne žvejų, čia šiaip daugiau poilsiauna. Pasėdėm truputį, atsigausim, pažiūrėsim, ar pamatysim kokį žuvies išėjimą, ar ne. Tai parodysiu savo keli metai užrištą nimfutę. Aišku, eimutis, aišku, vienai žuvies mačiusi daug yra. Bet aišku, man labiausiai patinka geltona galvutė, kad būtų. Nežinau, kažkodėl visą laiką patinka viena nimfutė. Gal nemoku gaudyti su keliom. Ką, brisim to ir bandysim. Nu va, pabandysim prieš slenkščiuką tokį. Tada už slenkščią pamėtysim. Pažiūrėsim, ar kas atsilieps, ar neatsilieps. Medituosim truputį. Pirma nedidžiulė buvo. Bet dėja atsikabino. Bet nedidžiulė ir buvo.
Kokie gražus vaizdai, kai faina, Landžija. Svarbiausia neprisiamt, nes šitose vietose vandenio daug, giliai didesni. Bet ir šiaip vanduo praskaidrėjęs, bet vanduo aukštokas. Na, čia seniau drąsiai daidavau iki žolių, o dabar turbūt gal nelabai daisa. Ne, nedaisa. Nieko. Kažkur daisiu, kažkur nedaisiu. Na, žinau vietų nemažai. Ne vienur, nueisim kitur, pabandysim. O va, ir nedaina iki normalių vietų. Taip, sprindžio trūksta, kad semtų vanduo. Šituoj juokausiu. Va taip, va ir vaikštai. Sportas tai geras. Nulemba, matau, kad daug vandenio. Čia gera vietelė. Pabandysiu gal. Daug vandenio. Sakiau, gal nieko nebus, bet va. Tik užmetimas ir kiršliukas yra. O, tokias. Nedidželis, bet pirmas. Toliau tegul gyvena. Bandom dar patikrint, bet vandenio tai daug. Ir degtukų dėžutę, kad semtų. Na, aišku, čia tokios vietos pas mane prie sodybos gilesnės, bet iš kitos pusės mažiau nužuvautos. Ne, kitas nenori. O, šitos pačios vietos išnekinau antrą. Gal čia didesnį. Ne, čia gražesnis. Kaip meškerės, reikia metuose bent vieną kartą tinkamam vandeniui atiduot duoklę šitai žuviai. Suvilgyt ranką, kad sausa neimt. Va, toks va, kiršliukas. Na, kol kas tik pradžia žvejybos. Galima skaityti, o jau kibimai pasipylė. Muselė, tiksliau nimfa, kelinti metai, kitos neperiša. Sudraskyta, sunešiota. Aišku, turiu aš jų prisirišęs visokių, bet kažkaip šitą užsirišau kažkada. Ir ant jos pagaunu, bet šitose vietose tai kam suks smegenis, va kada jeigu daugiau žuvautų, jau būtų nužuvautos ir norėtai pabandyti, tai užsirištai kažką kitą. Šiandien grinai va pajausti kuo daugiau kibimo, sakoma, proceso. Nes tikrai va kai toks skaidrus, trečia, o šitą turbūt stambiausia bus. Neina į žolių. Jo, šitą gražiausia. Taip iš vienos vietos. Pažuvavai. Ir gali drąsiai eit namo. Na, šitą jau. Va taip po biškį stambėjam. Kol
Na, pasiduodam. Nenoriu aš tavęs spaust. O, švelniai. O, va, koks grožis. Ai, o, atsistoja pas mane. Oi, linksma. Na ką, bandom, žiūrėsim, ką čia dar. Ar dar bus, ar nebus. Na va, 3 kol kas iš vieno atsistojimo. Aišku, nėra mano tikslas. Man kažkaip norisi, eisiu pasivaikščiosiu kitas vietas, pažiūrėsiu, kaip ar ten yra susibūrimai, ar nėra kiršlių. Tikrai čia nepresinguosiu aš tos vietelės, tegul va, aktyviausias aprinksiu ir toliau. Kimba taparaitės, šivien, smagus muselne, o kaip kirto, nepasikirto, kelintas, prisiliečia, o, vėl, o, žaidžia kaip su masalo, o, nežinau, 4-5 įmimus. Žiūrėjau ir neužsikirto. O, dar. Ai, kam aš kirtau. Tikėkimės neišbaidžiau. Ne, jau gal pabaidžiau. Ai. Neužsikerta smagiai ir jie ima. O, dabar. O, ir normali. Labai normali. Bet ir jautėsi, kad tokius nebuvo. O, normaliai užspaudžia. Šiaip tokios kaip sukirptos visos. Gražios taparaitės. Iš karto metimas dar viena mažesnė. Atsikabino šaunuolė. Bandom neišjungt, pažiūrėt, gal dar bus. Nu, dar mažiukė. Nu tai kur tu čia išdykėlė?
taparos kimba. Ir neblogai. Gražus slengstis. Oi, dar tai prisemsiu. Vanduo kažkaip skaidru šitoj vietoj, atrodo negilu. Akinių nepaėmiau. Labai graži vieta, bet kas keista, pagrinde ir pagaudavau, jei pagaudavau iš vietų tik mažas, o ten čia toliau, už posūkio stambios. Būna vaikinos. Patikrinsim, gal šį kartą bus kaip nors kitaip. Šį kartą iš vis, čia net mažikės nėra. Na, gal ir yra paprasčiausiai, ne visos jos ir kimba. Ar yra? Nevičiavę. Prieš tai stuktelėjo kelis kartus. Kol ant galo užsikirto. Jau pradeda atsibosti. Kibimo tikrai daug. Žvaut smagu, vaikščiot prie merkio nesmagu. Smenga kojose. Žolė iki galvos. Bet čia į vanduo tai labai geras taparonio. Prastai grėjas kaip į falsą. Aišku, vandens lygis aukštokas, bet nieks netrukdo pasirinkti vieteles seklesnės. Prasibrauti pirštus dilgėlynos, vijoklynos. Na, nieko, mankštelė. Reikia kartais ir tokios žvejybos. Oi, nenugriūt, užsikabinus. Na ir paskutinę vietelę pabandysiu, nes jau atsibodo. Daugiau vaikštai nei žuvaunė. Ir šiaip museliavimas tai nėra mano mėgstamiausias žvejybos būdas. Kaip sakoma, iš pareigos. Šiaip taparos kimba ir tikrai kimba neblogai. Tai gaudyti jų galima daug. Aišku, vaikščiot nėra labai smagu. Na, pažiūrėti, ar aš čia neišsimaudysiu. Na, lyg tai. Na, čia trūksta, gal pralysim. Milimetro trūko. Bet praslydau, nu bent aukštas. Šiai va kitais kartais, kaip prie žemesnio vandenio, tai čia labai didžiai nebūdavo daug problemų. Nimfute šiandien pragaudžiau visą dieną tą pačią. Štai, jeigu matosi, aišku, tokia į rausvumą, į rudumą kūnelis. Galbūt ir kitas ėmė, bet kitų net nebandžiau, neperaišinėjau. Nu ką, bandom paskutinę atkarpėlę pereisim. Iki viršūnės, kad prisemčiau kokie 4 centimetrai. Nors neprisėjimas, bet ir prisemsiu, tai šilta. Nemanau, kad sušalčiau. Laumžirgis atsitupė
pasisvečiuoti. Nu, skrisk. Yra, turbūt paskutinę šitą ištrauksim ir baigsim žvejybą. Nes va ir vėjelis pakilo ir jau atsibodo čia jas tampyt. O, turbūt dar geresnė. Nenori. Taip, o, tikrai gražesnė. Nenori. O, nu ką, baigimai. Graži ta paraitė. Dar. Ai, kur tu lendi. Neina susitvarkyt. Ne, kaip tik atplaukti, kaip paleisiu aš tave vis tiek. O, graži, smagi. O, jau kaip upėtakis išdykaut nori. Nu, graži apimt neina jau. Jau jei apimt neina, tai jau reiškia gražuolė. O, kokis pelekėlės. Nu, dar va čia šitoj vietoj padarysim ir baigsis va šitą toj gera atkarpa ir tikrai jau daugiau tikrai neįsi, ne. Nežinau, va šitoj vietoj į 10 metimų ir vis kimba. Neišsikerta. Tai žiūrim, ar darbas, pa kamerą įjungiau. Pakelsiu, kad matytus meškerę. Jei viršūnė matysis, nors gal jau nebekibs. Ne, jau praėjo nekibo. Apkibo ir užkibo. Atkabino, aš kokio nežinau, nu tikrai 11. Metinu, kaip metimas, taip kibimas. Bet jau turbūt viskas. Atsikabino, tai bus prasibaidę. Na, va, dar yra. Skiauta paskutinė, bet pasirodo dar. Jinai nusiprašė. O! Kaip smagiai eina. Va, dar liko kokį šitos atkarpėlės 15 metrų. Gražios ir bus tikrai pabaiga. Aišku, va šitas dabar biškį mažesnė, bet vis tiek graži. Ką, žvejybą baigiau, pažvavau nepilnai kokias 4 valandas, šiaip patikrinau 4 tokias vieteles perėjau, nu, bet jose ilgai neužsibuvau. Sakoma, gal daugiau vaikščiau nei žvavau. Kiršliai kimba kaip išprotėję, masalų nekeitaliau, vieną, kur užsirišęs nimfutė, nežinau, kiek gal 3 metai, bet jau labai apnešiota, reikės kitą užsirišti. Gal net reikės susirišti kokias kitas, bet nemanau, kad šiemet dar kada varysiu kiršlių pagaudyti, nes kažkaip muselinė man nelabai prilimpa. Žymiai smagiau su spiningu, ešerių ar lydekų kažko paieškoti. Gal kokių karšių geriau reiks nuvažiuoti dar pasidėti, bent jau uždarimai pagaudyti. Tai tada iki sekančio karto.